Sveiki, čia Kunigaikštis Kęstutis iš grupės Bad Boys Blue. Žodžiu, atvažiavom į Čiangrai, turim 1,5 dienos, 4 šventyklas reikia apžiūrėti: raudoną, juodą, baltą, mėlyną. Atvažiavom pirmąjį mėlyną, valandų dabar yra 16:06. Reiškia, turim kokias geras 5 minutės iki Saulėlydžio. Važiavom su autobusu 3,5 valandos, buvo apkeisti autobusai tik išvažiavus, nes neveikė kondiškė. Pasiėmėm apartamentų 100 kvadratų tipo, nes tokį buvo, sumokėjom apie 25 eurus, man atrodo, ar 30 už parą. Tai pasiėmėm mopkę, nes reikės, nes šitos šventyklos yra viena ten už miestelio 12 km, kita 15, šitą už 3 beveik. Žodžiu, tai reikės daryti ratus ir einam apžiūrėti pirmosius. Sveiki, čia Kunigaikštis Kęstutis. Eisim dabar į Čiangrajaus violetinį naktinį turgų. Prašom eiti. Dar tą vėliavėlę reikia, kur tipo visi gydai. Kokia tu graži. Kuo skiriasi Čiangrajus nuo Čiangmajaus, gal gali pakomentuoti? Mano dramblys ir raitė nežinau. Ne, iš tikrųjų, o koks yra? Tipo, Čiang yra dramblys. Ne, Čiang yra miestas. Čiang yra miestas. Ma yra naujas. Ma yra naujas. Ra yra senas. Ar tikrai? Nežinau. Aš nežinau, ar verta tos turgus filmuoti, nes po kiekvieną dieną mes vis tiek eisim. Ir, vis
vis tiek ten valgysim vakarais, tai aš nežinau, ar jums įdomu. Parašykit komentaruose. Todėl man pavyzdžiui patinka hotpotas, labai. Vienas dalykas yra, kad skaidrus sultinys, ne ten tripliaritas visokių. Pavyzdžiui, dar. Tai kadangi kelionė vis tiek tenka valgyti reguliariai kasdieną po kelis kartus, reikia pakalbėti apie maistą. Maistasgi kelionių atradimų vienas iš sudedamųjų dalių, ne? Mėgstat pavalgyti? Aš irgi mėgstu. Tai reikia pakalbėti tada apie hotpotą ir noriu pakalbėti, hotpotas yra lietuviškai karštas potas. Išskirtinai norėčiau apie jimjumą, kurį mes valgėm Čiangrai. Jimjumas yra kitoks, nes moliniam puode viskas vyksta, kilęs iš Isan, tos ne valstijos, bet regiono, kurį dar nenuvarėm. Tai žodžiu, tai molinis puodas statomas ant žarijų, verdamas sultinys iš citrinžolės, toliau iš kafir lapų, kafir laimo lapų, tada iš tokio gangal, kuris panašus į imbierą, bet dar jisai aštresnis. Ir dar visokių žolelių ir dėl to sultinys skiriasi, pavyzdžiui, nuo pietietiško, nes nededa kokosų pieno ir ten neužmutina jo, taip jis toks švarus, švelnus sultinys, labai kvapnus. Tai jimjumo ir yra pagrindinis principas, atsidarai molinį dangtį ir pavostai, ten būna wow, bomba. Bombų šiaip negalima naudoti, ne? Tai iš viso bombas krenta Ukrainai. Tai labai stiprus kvapas ir tada į sultinį užvirus dedami dar visokie grybai, vietiniai, tokie labai maži smulkus, nežinau pavadinimą, salotos, kopūstas vietinis, žodžiu. Ir tada labai planai pjaustyta kiauliena, jautiena, jūros gėrybės, bet ten nėra pagrindas Šiaurės Tailande jūros gėrybės. Ten tiesiog nėra vietoj, tai va dėl to ir jis toksai kaimietiškas patiekalas ir toksai labiau naudojamas kaip socialinių ritualų. Nu, kaip čia palyginus, ar panašu gal į šašlykų kepimą Lietuvoje, irgi socialinis ritualas. Išsikeptą šašlyką reikia, žinau, viso vakaro suvalgyti 5 minučių. Tai sunku tą patiekalą jimjumą suvalgyti per 5 minutės, vis tiek užtrunka apie valandą laiką. Tai labai vietinių čia dalykas, nes vietiniai ten yra vakare ir gramą padaro prie to karšto puodo ir pasišneka ir šiaip pilnos, būna pilnai užsėstos vietos net ir šiokiom dienom. Tai labai skanu, man patiko. Patinka, nesakau, man svarbiausia ten yra tas sultinys. Tas sultinys yra visiškai nerealus. Tai dar kažką gal papasakosiu kitais patiekalais. Ačiū už dėmesį. Labas rytas iš Čiangrai. Pirmas rytas. Išgeriam kavą, atvarėm kažkokį kabinetą. Jau puošiamės kalėdom. Šiandien bus šventyklų maratonas. Dabar važiuojam iki Baltos. Vakar buvo Mėlynoj, tada grįžtam varysim į Kalnų genčių muziejų. Tada važiuojam į Juodą namą, tada į kažkokią dar raudoną šventyklą ir dar kažką.
Tai atsikėlėm biškį anksčiau ir užsibukinom ką tik viešbutį Krabį. Tai perskaitom laikraščius. Varyk, Kęstai, varyk. Keep walking, please. Please, no blocking the way, please. ชิงควายเตียงโจผู้เดินต่างลูกเดินขึ้นไปได้เลยนะคะไม่ขวางทางเดินค่ะ No barren, Ruben, arriba, por favor. Keep walking, please. Please, no blocking the way, please. Sveiki, čia Valentinas Masalskis. Pradėsim turą. No barren, Ruben, arriba, por favor. Kur mes esame, kas yra? Tai čia yra balta šventykla, jos pavadinimą parašau. Ją sukūrė šiemet 70-metį šventės Čelermšai, kad tapykit tapytojas, šiuolaikinis menininkas, žiūri, vertinamas Tailandas. 77 pradėjo ir dar skaitoma yra nebaigta ir baigs tik 2070-aisiais. Jis nori, kad pabaigtų jo idėją jo mokiniai. Tai jis pradėjo įdėdamas, jis norėjo atkurti čia buvusią seniau šventyklą, įdėjo savo lėšas dėl to, kad kiti negalėtų jam priekaištauti, kaip čia turi būti, nes jis žiauriai tikėjo idėją ir fanatiškai. Jis įkišo 30 milijonų baksų. Ir ir čia ta architektūra yra, jo noras buvo padaryti gyvą budizmo objektą, kuris atlieptų to laikmečio dalykus, vertybės ir taip toliau. Tai tokia psichodelinė Sky Future Comics, taip toliau įtaka. Vėliau mėlyną šventyklą, kurioje buvom vakar, jo mokinys darė. Čia yra dar turbūt jo muziejus, tai pažiūrėsiu. Kaip ta baltoji šventykla yra ten vieno žmogaus kažkokia egoizmui šventovė, kur, nežinau, ten apie kažkokią šventyklą, tai nelabai kažkoks atracionų parkas atrodo, Jurassic Park. O va čia juodoji visa estetika yra mano sielos žaidimų aikštelė. Einam pažiūrėti.
Tai pakalbėkime apie tą dar Tavan Dušani, apie Bandam arba Juodąjį namą ir jo kūrėją. Tai Tavan Dušani gimė 39-ais Čiangrai provincijai kažkur kaimelį ir nuo vaikystės jis jau piešė tipo žmogaus formas visokius, bet kažkaip pradėjo ten kaulus, ragus ir budistai mokytojai pasakė, kad jis per tamsiai piešia. Ir jis iki pat įstojo jaunas į menų universitetą, pabaigė ten ir išvažiavo studijuoti į Amsterdamą. Ir pamatė Rembranto, Gojos ar kažkurio menininko darbus ir suprato, kad tas juodoji kryptis nėra blogis, tai yra tiesiog žmogaus energija. Ir jis tapo vienas turbūt žymiausių Azijos modernizmo menininkų. Ir jisai sukūrė tą Juodąjį namą, kuris nėra tik tai vienas namas, tai ten yra apie 40 pastatų, instaliacijų ir jisai tokį mito kūrimą kažkokį užsiėmė ir irgi galvojo, kad žodžiu, tai nėra baigtinis darbas ir kad jo mokiniai perims ir toliau statys tą mitą. Ir tas Baltosios šventyklos architektas buvo jo mokinys. Bet kažkaip man atrodo, kad jis nelabai suprato, ką ten jį mokino, nes kažkaip ne ten nuėjo. Tai va, už mano nugaros gyvūnėliai su ragais. Bėgu, saulę nuleist mūsų virtuvę. Pas mus visada 5:30, kažkur jau būna saulė už kalnų. Dabar po 5:10 išėjus. Tai reikia greičiau važiuoti, varom į tokią raudoną šventyklą. Ten labai didelė. Nuleist turėtų būti gražu. Linkėjimai močiutei. Varau. Čiangrai. Miestas mažasis brolis Čiangmai. Apie 3 valandos nuo Čiangmajaus autobusu. Pačiame mieste 70 000 gyventojų, bet visam regione yra apie 1 200 000. 90% budistai,
visa kita pasiskirstė. Tai labai stipri kinų diaspora ir dėl to ir yra ta baltoji Bodhisattva šventykla, kuri yra virš, apie 29 aukštų namo dydžio. Bodhisattva yra tokia dievybė, vaizduojama moteriška, bet šiaip aukščiau lyties yra, tai reiškia, kad net nėra lyties, yra gailestingumo dievybė ir budizme sakoma, kad nesutiko pasinerti į nirvaną, į nebūtį ir pasiliko šitoje mūsų materialioje žemėje iki to laiko, iki kol paskutinė siela kenties, iki kol paskutinis žmogus turės rūpesčių. Tai vakar mes ją pakilom su liftu, šiaip nesuvokiamo dydžio mastelis ir aukštas. Tai lyginant su Rio de Janeiro Jėzum, man atrodo, kad biški Rio de Janeiro Jėzus yra skemas. Melas, kad tai yra pasaulio stebuklas, nes tikrai neatsilieka šitą Čiangrajus Bodhisattva. Tai dar apie Čiangrajų, čia yra šalia visiškai tas auksinis trikampis, Laosas, Birma ir Tailandas. Tai tas auksinis trikampis skamba kaip auksas, bet iš tikrųjų tai yra opimo dalykai. Jo, ir kur susiliečia sienos, gaunasi trikampis, žodžiu. Tai buvom tokia muziejui, kalnų genčių, ten nemažai papasakota apie šitą specifiką šito regiono. Tai ką daro? Labai skanus maistas, dar labiau išryškinta šiam regionui būdinga virtuvė, šiaurės Tailando virtuvė, labai skanu. Kao šoktas vienas iš nacionalinių šiam regionui būdingų patiekalų. Tai panašu į karį, arba ten, nežinau, tom jiem, bet esmė, kad yra vištos kojos. Karį atrodo toksai panašus padažas, bet deda dar šviežią svogūną, žodžiu. Labai daug tekstūrų patiekale ir šviežia, ir trašku, ir koja, ir minkšta, ir krymė. Nu labai skanu. Tiek gal. Ir čia, kadangi vietinės gentys augina kavą. Viena iš jų yra gentis, pavadinimą parašau, kur vakar mes visiems sužinojom, kad turi tokį dalyką, kad tai genčiai būdinga, kai šeimoje susilaukia dvynuko, ta gentis sako, kad tai yra blogis apsėstas ir tos dvynukus žudo, nes yra tokia išvestis, kad tik gyvūnai, kiaulės, ten katės, šunys atsiveda vienoj vadoj daugiau negu vieną ir palikuoniai ir dėl to galvoja, kad tai yra kažkoks blogos dvasios apsikūnijimas. Bet grįžtant prie kavos, tai viena iš šita gentis augina kavą ir mes kaip tik su Kotryna sėdim kaviniai ir geriam jų kavą. Tai labai skanu ta šviežia kava, visiškai kitokia. Galiu biškį užeiti į tą kavinę. Montaž. Tai žodžiu nutrūko, nes pritrūko, man atrodo, iPhone vietos, užima tą vietos, kai filmuoja, ten videosi kiti. Nieko, varom, išgeriam kavą, varom į oro uostą, skrendam į Bankoką, iš Bankoko į Krabį. Susitiksim Krabį.
switch off, but for your own safety, we suggest you to fasten your seatbelt when we're